Sveiki! Norėdami pateikti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo ataskaitą, turite prisijungti prie IVIX duomenų teikimo sistemos ir nustatymuose pasirinkti atstovaujamą ūkio subjektą. Tuomet keliaukite į teikiamus duomenis ir atsirasite teikiamų dokumentų peržiūroje. Čia ūkio subjektas matote, užsipildo, kad tai yra jūsų atstovaujamas ūkio subjektas. Pasirinkę mygtuką Ieškoti, jums sistema išmes visas teiktas ataskaitas. Galite pasirinkti atsiskaitimo laikotarpį, būseną. Taip pat galite naudoti filtrus esančius čia. Dokumento tipą, tai yra jūsų visos ataskaitos. Šiuo atveju mes pasirinkime 15.2 ataskaitą, fluorintų dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimas. Ir pasirinkime, kad mums reikalinga ataskaita už metus ir įrašykime 24 metus. Matome, kad tokios ataskaitos nėra, tad ją galime susikurti. Iš sąrašo pasirinkime mums reikiamą ataskaitą. Tai kaip jau minėjau, fluorintų dujų naudojimo ataskaitą. Ir spauskime mygtuką Sukurti. Turite užpildyti žalius laukelius. Tai atsiskaitimo laikotarpis už metus. Čia įrašykite jūsų teikiamus metus. Privalote užpildyti ir ataskaitos rengėjo korteles ir atsakingo asmens korteles. Įrašykite telefono numerį, elektroninį paštą, vardas pavardė. Ir uždarome. Taip pat užpildome ir atsakingo asmens kortelę. Įrašykime vardą ir pavardę. Uždarykime. Nepamirškite ataskaitos išsaugoti karts nuo karto. Taip jūsų duomenys ir informacija suvesta niekur nedings. Keliaujame į dokumento duomenis ir užpildykime juos. Jeigu jūsų įrangą prižiūri įmonė ar kelios, užpildykite šį laukelį. Spaudžiame Sukurti. Atsiranda pieštukas, spaudžiame pieštuką ir pradedame vesti įmonės pavadinimą. Užtenka 3 simbolių. Mums sistema siūlo variantus. Žalia varnelė. Jeigu dar kažkokia yra viena įmonė, kuri prižiūri jūsų įrangą, tuomet sukurkite dar vieną įrašą. Galite vesti ir raides, galite vesti ir skaičius. Pagal įmonės kodą taip pat sistema jums siūlys variantus. Gali būti, kad sistemoje tokios įmonės nėra. Tuomet pašalinkite šį įrašą. Ir sukurkite šioje grafoje įrangą prižiūrinčios įmonės neregistruotos Lietuvoje ar neužregistruotos IVIX sistemoje. Spauskite Sukurti, pieštuką ir tuomet jau ranka įrašykite įmonės pavadinimą ir įmonės kodą. Pasirinkite registracijos šalį ir žalia varnelė. Įrašus išsaugokime. Gali būti, kad ataskaitiniais metais įranga nebuvo papildyta, pirkimų pardavimų nevykdyta ir aptarnavimo paslaugų neatlikta. Tuomet šioje vietoje padėkite varnelę, išsaugokite ataskaitą ir ją galite pateikti. Jeigu fluorintų dujų išsivežėte į Lietuvą ar importavotės, taip pat naudojote,
utilizavote ir cirkuliavote, o galbūt tiesiog norite pateikti ataskaitą apie halonų naudojimą, pasižymėkite atitinkamus priedus. Žymint priedus, susiaktyvina štai čia ši kortelė, kurią mes toliau turėsime užpildyti. Tai pasirinkime, kad ataskaitą apie naudojamas fluorintas dujas teikiame, taip pat ataskaitą teikiame apie įvežtas dujas. Keliaukime į kortelę. Joje turime užpildyti bendrus duomenis apie medžiagą. Sukurkime naują įrašą. Pieštukas. Tipas gali būti medžiaga arba mišinys. Pasirinkime medžiagą. Mums sistema siūlo medžiagų variantus. Tai galime pasirinkti 134a. Medžiagos prigimtis gali būti recirkuliuota, regeneruota, išsiurbta arba nenaudota. Pasirinkime nenaudotą. Atsargas turėtumėme rašyti tokias pačias, kas buvo 23 metų likutyje. Bet rašome, kad, tarkime, mes atsargų neturėjome. Įsigijome 12 kg. Juos visus ir sunaudojame įrangos papildymui. Likučio nebeliko. Grįžtame slankmačiu į priekį, kad paspaustumėme žalią varnelę. Ataskaitą išsaugome. Ir štai mums sistema meta klaidą, kad turime sukurti naudojimo sritį. Naudojimo sritis yra štai čia. Sukurkime ją. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagai, kuriai pildome naudojimo sritį, ji turi būti aktyvi. Tai šiuo atveju pamelinavosi šiek tiek. Na ir sukurkime, kad tai buvo B1. Naudojimo sritis – papildyti stacionarią oro kondicionavimo įrangą. Įrašus išsaugokime. Na ir sukurkime dar vieną. Šiuo atveju mišinį. Štai mums duoda vėl pasirinkimus. R404A. Medžiagos prigimtis buvo nenaudota. Turėjome atsargų 10 kg. Ties įsigyta rašykime 0, nes čia įsigijimą rodome tik tai iš Lietuvos. Nieko nesunaudojame. Viską pardavėme, o pardavėme, tarkime, 110 kg. Likutis yra 0. Iš karto kyla klausimas, kodėl pardavimas buvo 110 kg, jeigu atsargų mes turėjome tik tai 10. Tai mes parodykime, kad mes įsivežėme 100 kg. Turime suaktyvinti šį mišinį ir tuomet galime kurti įrašą. Rašykime, kad įsivežėme 100 kg iš Latvijos. Žalia varnelė. Taip pat mes parodome, kad pardavėme Lietuvoje. Todėl turime nurodyti ir įmonės, kuriams yra parduota ar perleista medžiagų daugiau negu 3 kg. Vėl tas pats principas.
pagal įmonės kodą arba pagal įmonės pavadinimą. Mums sistema siūlo variantus ir mes išsirenkame mums reikiamą. Žalia varnelė. Galime kurti įrašų tiek, kiek mums reikia. Jeigu nereikalingas įrašas netyčia paspaudėme, būtinai ištrinkite jį, nes sistema kitaip neleis išsaugoti duomenų. Galime netgi ir pabandyti. Štai. Va, atsakingas asmuo reikšmė yra privaloma. Matote, iš karto meta klaidą. Panaikinkime nereikalingą įrašą ir išsaugokime. Taip. Toliau. Yra dar viena grafa, aptarnautų įmonių sąrašas. Čia informaciją turi pildyti įmonės, kurios montuoja įrangą, atlieka visų rūšių įrangos dalių, kuriuose yra fluorintų dujų aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remonto darbus. Todėl čia turime taip pat sukurti aptarnautas įmonės. Nereikia aktyvinti medžiagų eilučių, nes šie įrašai visiškai nekoreliuoja su šiais laukais. Jūs čia tiesiog pateikite atskirai įmonių sąrašą, kuriem teikiate paslaugas. Ir taip toliau. Vėlgi, jeigu kažko nerandate, šiame sąraše kuriate įrašus ranka šioje grafoje. Aptarnautų įmonių sąrašas, kurios neregistruotos AIVIX sistemoje. Žalia varnelė. Ir visi įrašai vėl dar kartelį yra išsaugomi. Jeigu ataskaita yra paruošta, visi duomenys užpildėte, tuomet spauskite pateikti. Sistema klaus, ar tikrai norite tęsti darbą, jūs spaudžiate taip ir ataskaitos būsena pasikeičia iš ruošiamas į pateiktas šioje vietoje. Jau ataskaitos koreguoti nebegalite. Jeigu reikalinga ataskaitos korekcija, tuomet susisiekite su atsakingu darbuotoju aplinkos apsaugos agentūroje. Taip pat atsakingas asmuo tikrinantis jūsų ataskaitą gali ataskaitą grąžinti. Dokumento būsena taip pat čia pasikeičia į grąžintas tikslinti. Ir koregavimo pastabas galite pamatyti šioje kortelėje. Taigi sėkmės pildant ataskaitas.